Sveiki, jūs esate mano kanale ir aš esu sodininkė mėgėja. Šiemet susirgau hortenzijomis, jau taip susirgau, nors prieš tai turėjau 4 krūmelius Vanilla Fries ir 2 Vanilla Fries ir 2 Limelighto. Susirgau ir hortenzijom ir iš tikrųjų pradėjau daugiau domėtis ir supratau, kad aš daug neteisingai formavau savo hortenzijas. Dėl to jos tik po 4 metų, nors jau realiai jau turbūt mes pirkome 2 metų, tai apie 6 metus. Tai krūmas tik šiemet parodė gražesnius žiedus, didesnius, bet žiūrint įvairių blogerių video, aš supratau, kad aš dariau vis dėlto tą formavimą nelabai teisingai. Tai nuo šių metų pradedu savo kelionę ir savo kanale aš rodysiu video, kam įdomu, galite stebėti, kaip aš kirpsiu, eksperimentuosiu ir kas iš to gausi su laiku. Taigi dabar noriu pristatyti Vanilla Fries pirmąjį krūmelį, kuriam jau iš tikrųjų dar galim pasižiūrėti, kiek metų. Tai buvo tas pirmas, kaip matot, kirpimas, antras ir toliau yra trečias. Ar ne? Taip, čia būtų pirmas, antras, trečias. Na, 3 metai, bet realiai tai gaunasi daugiau. Na, nors prieš tai irgi pasižiūrėti, koks tvirtas jau yra, kokios tvirtos tos kojos vadinamos. Ir šiemet nudžiuginu tikrai jau tokiais gerais, tvirtais stiebais, pildomais naujais. Tačiau ir tos mano klaidos, kad matot, labai aukštai suformuotos ir čia buvo daug palikta ir dėl to tie žiedai, matot, šakos jos tokios lanksčios, o žiedai buvo galvos gan didelės ir jos linko. Tai ką aš bandysiu, koks mano tikslas, tai yra vis dėlto formuoti tokius stiprius, stiprų tą pagrindą, ant kurio laikytųsi, ant kurio būtų mažiau žiedų, bet būtų tvirtas tas kotas ir būtų didesni žiedai. Taigi, prieš pradedant video aš jau pradėjau šiek tiek karpyti savo hortenziją. Tai matote, čia visiškai naujas. Praeitais metais, tai yra šiemet išaugęs stiebas ir aš jį kol kas, kadangi kerpu rudenį, kol kas paliksiu su 1, 2, 3, 4 pamečiau to žodį. 4 akutėm, iš kurių teoriškai galėtų ar ne po du išeiti tos ūgliukus su žiedais. Tai vien ant šito stiebo galima būtų tikėtis tada 8 žiedų, jeigu nebus grįžtančių šalnų. Šitas buvo labai, vėlgi toks liaunas, nesilaikė ir aš jam palieku kol kas 2. Čia irgi matot, šaka yra šita didesnė, storesnė, tačiau užaugo, šitas gan buvo plonas ir šitas vos laikosi. Tai greičiausiai aš kol kas apkirpau, taip palikau, bet turbūt greičiausiai aš žeminsiu, tai yra grįšiu metais atgal ir pažeminsiu, kad tikrai čia būtų irgi tokia tvirta šaka. Tas pats ir čia. Matot, jos yra per daug linksta, vadinasi, jos bus silpnos išlaikyti didelius žiedus. Taip pat, kas liečia vidų, tai aišku visi rekomenduoja
tos vidinius kirpti, bet pas mane kol kas viduriukas, vat iš viršaus jinai taip atrodo. Tai aš tą viduriuką paliksiu, šią šaką, ją tik tai gerokai patrumpinsiu. Taip, dabar va čia irgi šita eilė, apatinės geros, viršutinės yra man per plonos, tai aš jas kirpsiu žemai. Ir šita šaka, mat irgi čia kažkas buvo, reikėjo nukirpti kažkodėl čia, ar trukdė, ar buvo susikryžiavusi. Tai vat dėl šito šakos aš turiu didelių abejonių, ką su ją daryti. Greičiausiai aš kirpsiu žemai, pasižiūrėsiu, kas iš jos išeis ir ar jinai per sekančius metus susparės. Ir čia vat irgi matosi, kad buvo pumpuriukai, bet nušalo jie, liko tuščia. Čia aš manau, kad gal iš čia yra dar miegančių tų akučių, todėl nepaliksiu šitos ilgos šakos, o vėlgi grįšiu žemiau. Tai arba pabūs čia kažkokie pumpuriukai, arba tikiuosi, kad tuomet kažką naujo duos pati hortenzija iš jau šitos šakos. Ir tas pats čia irgi, nors ir aukštesnė užaugo ar ne, čia jau šių metų augliai, bet man jie per silpni ir aš greičiausiai paliksiu arba po vieną, arba taip iš vis nukirpsiu, kad užaugtų, kad hortenzija turėtų stiprybės duoti didesnės, storesnės šakas. Tai aš kol kas stovo neturiu. Jums paaiškinu, ką darysiu ir kol kas atsijungsiu, apkarpysiu ir parodysiu, ką aš paliksiu pavasariui. O pavasariui, kai jau sprogs pumpurai, tai žiūrėsim, kai atsiras tos akutės, jau tada matysiu geresnę tą situaciją, ką palikti. Pavasarį ir vasarą dar galima bus papildomai apgenėti ir teisingiau ją paformuoti. Šiaip vat, tikslas ir visiems kitiem irgi noriu patikslinti, kad Vanilla Fries iš tikrųjų jos užauga, reikia jai laiko, kad jinai užaugtų, sustiprėtų, bet vat, po 3 metų jūs galite turėti tokį stiprų pagrindą, kuris tikrai gerai laiko ir va tokias stiprias šakas, kurios tikrai gali atlaikyti didesnius žiedus, didesnį kiekį ir tikrai nelinks ir nereikės pareišti. Nors pas mane vat dar apatinės dėl vat šitų vat tokių lieknų augliukų, jis dar vat yra, kaip matot, yra sama. Tai su šią Vanilla Fries kol kas tiek, kol kas sustabdau video ir parodysiu, kaip aš ją apkarpiau. Na štai, tęsiu video ir štai kas man gavosi po apkarpimo rudeninio. Taigi, kaip minėjau, paliekau tik tai po 2 akutes, tam, kad šitos šakos, jūs matot, jos nelinktų, jos iš čia išeis čia ir čia po 2 naujus augliukus ir tikrai tas svoris, jeigu bus dideli žiedai, tas svoris tikrai irgi bus didelis ir aišku per vasarą sustiprės šita šaka, bet tikslas, kad jinai, aišku, tai būtų tokia nelinktų. Tai aš nenoriu jos kankinti, nenoriu, kad man kristų tie žiedai, aš jau geriau palauksiu, suformuosiu tą krūmą, bet jisai man nekris ir bus tokie stiprus, matot, stiprus stiebai. Tai va, čia palikau 1 akutę, nes buvo silpnesnė šaka. Čia kol kas 2, bet žiūrėsiu, ar pabūs man pavasarį šitos akutės. Čia irgi. Bet taip. 2 akutės.
viduriukas gaunasi laisvas. Turim šitą šaką, kurią aš irgi kol kas palikau. Čia vat labai matot, labai arti yra, bet bijau, kad vėl bus tie grįžtančios šalnos gegužės mėnesį ir kol kas palikau daugiau pokyčių. Na ir kaip minėjau, čia vat palikau aš tik vieną eilę, nes noriu pasižiūrėti, kaip šita šaka save parodys kitais metais. Ir tada žiūrėsim, ją visą laiką galima bus kalbama. Čia irgi kol kas nelabai man patinka šitos šakos, bet kaip minėjau, noriu palikti, pasižiūrėti. Čia gaunasi vienoje vietoje dvi akutės, ant šitos šakos irgi dvi, tai čia didesnis tarpas tarp šitų akučių. Tai va, papildomai dar šiemet mulčiavau ir jo, tikiuosi, kad kitais metais mano hortenzija gražioji vanila pais nudžiugins gražiais žiedais. Manau, kad jau gera pradžia. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote ir sėkmės visiems auginant hortenzijas.